Šioje pamokoje pasimokysime, kaip vadinamai nuimti matus. Korseto siuvime mes naudojame du matus, tai yra krūtinės apimtis ir liemens apimtis. Kadangi korsetas yra trumpas, iki liemens mes nenaudojame klubų. Klubus naudojame, tačiau siuvime nenaudojame šito mato. Taigi, pirmas matas, kurį turite pasimatuoti, tai yra krūtinės apimtį. Taip? Pasimatuojate tiesiog per plačiausią krūtinės vietą savo ar klientį ir užsirašote. Sekantis matas yra liemens apimtis ir užsirašote. Kurį korseto dydį pasirinkti, visada žiūrėsime pagal krūtinės apimtį. Nes liemens apimtį daug paprasčiau yra pakoreguoti, reikia mums paplatinti, pasiaurinti, tai lengva padaryti, o šitą vietą per krūtinę jau pakoreguoti yra gerokai sunkiau. Tad aš rekomenduoju rinktis korsetą pagal būtent krūtinės apimtį. Dabar, nagi krūtiniai nelygų, kaip sakoma. Trumpai dabar aptarsiu keletą aspektų, kurie jums padės žinoti, kokios korekcijos gali būti reikalingos. Kada jau jūs atsispausdinsite lekalą, jį pradėsite dėliotis, žiūrėti, kas yra reikalinga pakoreguoti. Pirmiausia, žinome, kad štai čia visa apimtis vadinamas yra krūtinės balansas. Būna pas moteris, pavyzdžiui, taip. Tarkim, krūtinės lasta didelė, bet krūtis mažos. Taip. Arba krūtinės lasta labai nedidelė, siaura, bet krūtis labai didelės. Taip, ir ką mes turime? Mes turime dvi skirtingas figūras. Taip, didelės krūtis ir labai mažos krūtis, nors jų apimtis bus vienoda. Taip, visiškai, tarkim, 100 cm ir vieno ir kito atveju. Taip, tai dabar ką mes darysime su korsetu. Jeigu, pavyzdžiui, moters krūtis yra didelės, greičiausiai mes turėsime, kadangi pasirinksime dydį pagal krūtinės apimtį, greičiausiai mes turėsime siaurinti krūtinę. Taip, tiesiog mažinti lekalą per krūtinę. Čia yra daug detalių, bus tiesiog jas susiaurinsime, nes nugara siaura. Taip, o krūtis didelės. Dabar, jeigu lasta krūtinės yra didelė, bet krūtis mažos, mes turėsime mažinti kaušelius. Na, tai va, tai čia tokie keletas aspektų. Dar vienas figūros niuansas, tai gali būti plati arba net šiek tiek pakumpusi nugara. Tuomet, ką mes turėsime daryti, galbūt reikės ir pasirinkti, ir jeigu krūtis mažos, šiek tiek mažesnį dydį ir platinti nugarą. Taip, šiek tiek praplatinti nugaros detalės. Bet pradžioje, kad pamatyti visus šituos dalykus, rekomenduoju tiesiog išsirinkti pagal krūtinės apimtį ir tada galėsite, kada jau bandomąjį modelį pasisiūsite, mes siūsime iš kaliko audinuko, bandomąjį modeliuką, įsivertinsite, pasižiūrėsite ir matysite, ką jums reikalinga koreguoti.